Sveiki, čia dabar galite pagalvoti, kad Basket News. Galite pagalvoti, kad aš Karolis Tiškevičius, bet iš tikrųjų daug geriau. Dabar daug geriau. Čia pasikalbėjome prie surelių. Ir pas mumis Edvinas Šeškus ir Domantas Šeškus. Labas. Broliai. Taip. Ja. Skirtingų tėvų. Tai labai daug klausimų atkrenta. Tai vis kažką ruošėsi? O šitas netkrenta. Gerai. Ar norėtumėt būti broliais? Šitą reikėjo išmės, man atrodo. Ne, tą paėmė. Tai greitas interviu bus, nes daug atkrita. Lapų neliko. Skubam, tik. Žiūrėjau, aš duomenis ir Edvino svoris 92 kilai, ne? Taip. Tai aš, Čia jo, kažkada, kai buvau gal 16 metų. aš ir galėčiau būti kažkur. Irgi 9. Koks tavo ūgis? 98. Koks ūgis? 1,9. 1,75. Kažkas tokio. Ja, Aš irgi, drąsiai. kaip tai sutikau, toks, nežinau, tiksliai. Aš tikėjausi žemesnio biški, bet ne tokio didelio pilvo. Ir juokingesnė. Tai čia jau mes jau pripratę visą gerai. Ja. Nebuvo susidomėjimo kitų sportų, kai pradėjo sportuoti. Dabar jau galime rimtai atsakyti. Ar tėvus neleido, nes treneris. Buvo toks sportas. Mhm. Va. Aš tenisą žaidžiu. Viskas su kamuoliais. Šaškės būtų gerai, nes šeškus Nu. šaškės. Ir damkė. Aš damkės. Šachmatai ne. Ne, tik šiaip tu klausi, ar tėvas nevertė. Jisai vertė mane nustot, kad gėdos nedaryčiau. Bet čia valią parodžiau. Na, iš tikrųjų mūsų pasus pakeitė. Kuris vyresnis atrodo? Nu, o žinai, kuris vyresnis iš tikrųjų? O, tai žiūrėjau. Tai aš basketinių skaičiau. Bet tai, kad jie irgi sugrybavo ten. Tai Kvizą. Tasai Tiškevičius, ko jis nori čia. Na, Tėvas toks ir lygis. ant perspektyvų dirbo tėvas. Jis ten mane paukojo vieną jaunesnį. Į žvaigždės kėlė. Bet nepaėjo. Čia jis arčiau žvaigždžių esat 27 aukštį. Ar pavydit fulės žaidėjim, Jo, nes nereikia kamalio rankom nešiot. pavydžiu dėl didelių algų. Ne. Bet paskui jie išleivai vaikšto, tai irgi toks. Bet mažiau pavargs, nes šiaip kai ten kažkokį daiktą neš namie, tu su kojam spardai, kad nereiktų nešti. Būna su vaikais, jie Kai vaiką tingi ves paspiri darželį. nusiridena. Patogiai.